Bendrai man yra labai keistos šitos diskusijos, lyg tai nebūtų daugiau problemų, mes bandome teisti ir ieškoti, kaip kiekvienoje šalyje kažkas ne taip. Jungtinėse Amerikos valstijose pilietis su revolveriu akivaizdžiai eina link pareigūnų ir liepia sustoti. Jie nevykdo jų nurodymų, jis nušaunamas. Kitas atvejis važiuojama su automobiliu, taip pat nevykdo pareigūnų nurodymų, taip pat panaudoja jėgą pareigūnai. Ar jie elgėsi teisingai, jie vykdo įstatymą. Pažiūrėkite Vokietijoje, kada į mases, tiesiog į aikštės įvažiuoja su automobiliais ir žmonės žūsto dešimtim. Ir ar tai yra normalu? Man atrodo, ir Europoje turi pareigūnai su tokiais nusikaltėliais elgtis labai griežtai ir atsakingai, kad tokios istorijos nesikartotų ir nekalti žmonės nežūtų. Man atrodo, Europą, užsiimkite savo problemom, nes pas jūs taip pat yra problemos ir mažiau dairykitės į šalis ir ypač į Ameriką.